tritaškius, taip gražiai mėtydavo, o aš išsijuojusi žiūrėdavo. O, nebuliau, kokia laimė, rankas jums paspausti. Labai mėgstu ir myliu Lietuvos rytą. Lietuvos ryto krepšininkai maloniai nustebino Vilniaus sveikatos centre Gema gyvenančią Valeriją Valančienę. Žaidėjai čia dažni svečiai, nes po pratybų skuba atgauti jėgų. Tomas Pačėsas iš auklėtinių reikalauja maksimumo, tad masažai, vandens ir fizioterapijos procedūros padeda susigrąžinti energiją ir, žinoma, išvengti niekada nelaukiamų traumų. Todėl Pačėsas akcentuoja procedūrų svarbą. Kaip diena ir naktis nėra ką lyginti, kas dabar yra prieinama sportininkam, profesionaliems sportininkam ir ne tik, ir kas buvo anksčiau, tai tikrai ir aš manau, jei būtų tokios sąlygos kaip dabar, tai daugelis sportininkų nebūtų likę su tokio traumų pasekmėm. Ir medicina, ir visokios naujovinės aparatai, ir patys specialistai, kito lygio, ir jų daug yra, kurie moka dirbti, žino, kaip dirbti. Viskas eina į priekį. Traumos niekada nereikalingos, o ypač kai artėja grumtynės dėl pirmo trofėjaus sezone Karaliaus Mindaugo taurės. Tai ypač svarbus sezono momentas. Kas labai svarbu yra atlikti tam tikras prevencinės priemonės, kad nebūtų tų traumų ir kad nereikėtų reabilituotis. Tai čia yra puikios sąlygos atvykti mūsų krepšininkams ir atsistatyti po sunkių treniruočių ar varžybų ir ruoštis kitom varžybom. Tai turime neužilgo labai svarbios Karalio taurės, Mindaugo taurės rungtynes ir turnyrą. Tai manome, kad šitos reabilitacinės ir prevencinės priemonės mums padės geriau pasiruošti šitam atsakingam turnyrui. Ir ne tik jam, bet ir LKL finalams. Gema sugrįžta į profesionalių sportininkų gretas kaip reabilitacijos centras, o antrą patirties mes tikrai turime nemažai. Mes dirbame su futbolo klubais, su sportininkais, profesionalais, kurie, sakykime, ne kaip klubo atstovai, bet tiesiog patys atvažiavo reabilituotis, patyrė tam tikras traumas. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras prasidės jau penktadienį Vilniuje ir sirgalius džiugins visą savaitgalį. Dėl trofėjaus kausis 8 klubai. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.